Kągi, malonu Jūs matyti, malonu, kad mes galime būti kartu ir kad kartu galime gilintis į Viešpaties žodį. Tai šiandien aš kalbėsiu apie pasitikėjimą Dievu. Ir be abejo, Jūs pasakysit, mes viską žinom, kad pasitikėti Dievu reikia. Na ir, sakykime, jau pamokslas kaip ir užsibaigė. Taigi, taip mes žinom. Ir kiekvieną kartą, kai mes ruošiamės Dievo žodį skelbti, Dievo žodį aukštinti, Dievo žodį apsakyti žmonėms, kiekvieną kartą mes rizikuojam. Nes žmonės užduoda klausimą, o kodėl tai, ką Jūs kalbat, mes turime klausyti. Ir taip mes žinome daugelį dalykų. Prisiminkit, yra toks žaidimas, kuris reikalauja pasitikėjimo. Aš nesakau, kad Jūs dabar žaistumėte šitą žaidimą. Ir to žaidimo esmė yra tokia. Vienas žmogus stovi nugarą į grupę, sudeda rankas ant krūtinės ir laikydamas kūną tiesiai krinta atgal. Grupės nariai stovi už jo, sudarę saugų tinklą ir sugauna krentantįjį. Ir svarbu, kad krentantis žmogus atsipalaiduotų ir pasitikėtų komanda. O tie, kurie gaudo, jie būtų dėmesingi. Prisimena tokį žaidimą. Taigi, ką reiškia pasitikėti Dievu? Tai yra pagrindinis klausimas, kurį mes užduokim. Ir kitas klausimas, ką žmogus gauna pasitikėdamas Dievu? Mes skaitome Šventąjį raštą. Prieš kiek metų buvo parašyta šita knyga? Šventasis raštas. Kažkur tai prieš 2000 metų. Ir mes pasitikime tuo, kas yra užrašyta Šventajame rašte. Mes pasitikime tais liudytojais, kurie savo akimis matė Jėzų, kurie matė jo darbus ir kurie užrašė. Mes pasitikime Šventosios dvasios įkvėpimu, kad Šventoji dvasia atskleidė žmonėms, ką jie turėtų užrašyti savo kartai ir ateities kartoms. Mes negalim sugrįžti į tą laikotarpį, kai gyveno apaštalai. Tai yra, jeigu jūs norit kažką tai patikrinti, jūs turite atlikti tam tikrą eksperimentą, nes taip dirba mokslas. O jeigu jūs negalit pakartoti viso to, tai klausimas, ar tai jau yra patvirtinta. Ir jeigu mes negalim sugrįžti į tą laikotarpį, kai gyveno Jėzus, mes negalim patvirtinti to, kas yra parašyta Šventajame rašte. Bet mes galim pasitikėti. Ir štai čia žmonės užduoda klausimą, o kodėl jūs pasitikite Šventųjų raštu? Kodėl jūs pasitikite tuo, kas yra parašyta Dievo žodyje? Žinot, gyveno toks žmogus, Asirijos pasiuntinys, Rabšakė. Gal esate apie jį girdėję. Ir jis buvo Asirijos karaliaus siųstas į Izraelio tautą, kad Izraelio tautą pamokintų, kuo verta pasitikėti. Nes, žinot, izraelitai galbūt neturi to tikro supratimo, kurį turėjo Asirijos karalius. Izraelitai tiek nenusimanė toj realybėj, kurioje gyveno, kiek nusimanė Asirijos karalius. Rabšakė buvo toks diplomatas. Tai yra, jo kalba įspūdinga. Ir štai, Šventajame rašte yra pasakyta. Paskaitysiu, kaip pranašas Izaijas parašė 36 skyrių, ir imtinai 7, 15, nuo 18 iki 20 eilutės.
Ir jo kalba yra tokia. Jei tu sakai, mes pasitikime viešpačiu savo Dievu, tai ar ne jo aukštumas ir aukurus Ezekijas pašalino ir įsakė Judui ir Jeruzalei, jūs garbinsite prie šito aukuro. Te neįtikina Ezekijas jūsų pasitikėti viešpačiu, sakydamas, viešpats tikrai išgelbės mus iš šito miesto ir šito miesto netiduos į Asirijos karaliaus rankas. Nesiduokite Ezekijo suklaidinami, kai jis kalba, viešpats išgelbės jūs. Argi kuri nors iš tautų dievų išgelbėjo savo kraštą iš Asirijos karaliaus rankų? Kur yra Hamato ir Arpado dievai? Kur Serfaimų dievai? Argi jie išgelbėjo Samariją iš mano rankos? Kuris visų šitų kraštų dievas išgelbėjo savo kraštą iš mano rankos, kad viešpats išgelbėtų Jeruzalę? Taigi, žinot, krikščionys jie kažkur tai nuo realybės atitrūkę. Liktais tu nematai, kas vyksta pasaulyje. Liktais tu nežinai, kas vyksta aplinkui. Ir tu ten kalbi kažkokiais tai, nežinau, kokiais tai žodžiais, kurie yra sunkiai suprantami, o tu pripažink paprastą realybę. Štai, Asirijos karalius įveikė ne vieną miestą. Asirijos karalius įveikė vieną miestą, antrą miestą, trečią miestą, ketvirtą miestą. Ir dabar Jeruzalės gyventojai, o ko jūs sakote, kad esate pranašesni? Ir kas jūs saugoja? Ir dabar žiūrėkit, ką Rabšakė sako apie Izraelio dievą. Tai yra, koks jo supratimas, koks yra Izraelio dievas. Na, iškart darom išvadą. Remiantis jo kalba, žodžiu, jis nedaug ką žinojo apie Izraelio dievą. Tai yra, jis nelabai nusimanė. Nes jam kalbėti vienam miestui, kitam miestui, trečiam, žinot, visur dievai yra vienodi. Ir Izraelio dievas irgi toks neišskirtinis. Taigi, Rabšakė jis atėjo toks nepasiruošęs, nors kaip diplomatas jis turėjo gerokai pasiruošti. Nors šiaip jis žinojo, kas vyksta Judėjoje ir kokias reformas darė Judėjos karalius. Vadinasi, jis turėjo atitinkamus savo šnipų tam tikrus paliudijimus. Ir dabar jis sako, Ezekijas pašalino aukštumų alkas, o ką reiškia iš Jeruzalės gatvių, iš Judėjos šalinti alkas? Na, patys logiškai pamastykit, ką atliko karalius Ezekijas. Visų pirma, kuo daugiau dievų, tuo didesnė tikimybė, kad jeigu priešas jūs puls, tai šitie dievai susivienys ir apgins miestą. O ką daro Ezekijas? Pažiūrėkit, koks yra neprotingas politikas. Jis ėmė ir pašalino aukurus, jis ėmė ir pašalino alkas. Ir pasakė, prie vieno aukuro garbinsit viešpatį. Taigi, Rabšakė, jis žodžio kišeniai neieško ir jis labai aiškiai jiems paaiškino. Štai koks yra jūsų karalius Ezekijas. Dabar jūs turite tik vieną dievą. Tai reiškia, karalius Ezekijas susilpnino jūs. Tauta taps silpna. Rabšakė toliau didžiuojasi, nes jis mano, kad jis viską išmano, kad gerai supranta atliekamas reformas Judėjos tautoje ir jo manimo izraelitai kaip tik turi sukilti prieš karalių Ezekiją dėl Ezekijo neprotingų darbų. Ir jis sako, argi kuris nors iš tautų dievų išgelbėjo savo kraštą iš Asirijos karaliaus rankų. Taigi, štai jūs tikite Dievu, o štai yra realybė. Ir yra labai keista, kad jūs nekreipia dėmesį į realybę. O jūs sakot, mes ir toliau pasitikėsim Dievu. Nu, jūs patirinėkit istoriją.
Pažiūrėkit, kas vyksta karų metu. Jeigu miestas yra puolamas, miesto gyventojai išsigandę, dreba, kariai pasilpę, girdėdami žinią, po žinios blogas žinias, kad miestai griūva, tai kuo jūs čia esat pranašesni? Ir kodėl Jeruzalė, sakote, nekris, negriūs? Taigi, pirmas dalykas, ką mes galime išmokinti, kad piktasis tai, ką jis daro, jis atkreipia dėmesį į nesėkmės momentus. Tai yra, jis mokina mąstyti remiantis nesėkmės momentais. Ir gaila, jeigu žmogus pasiduoda šitam dalykui. Sakykime, žmogus mėgsta mąstyti apie... negaliu sakyti mėgsta mąstyti. Tarkime, žmogus yra smalsus. Jam yra įdomu, kas vyksta ten. Bet mąstyti visą laiką apie neigiamus dalykus, šiaip žiniasklaida išmokino mąstyti apie negatyvius dalykus. Žmogus renka tokią negatyvią informaciją. Kas ten įvyko, kas ten, o ten kokie baisumai, o ten. Ir nesvarbu, tai tiesa ar netiesa, bet žmogus renka šitą informaciją. Tai nėra gerai. Ir velnias tai žino. Velnias tai žino, kad jeigu jūs negatyviai mąstysit, kreipsit dėmesį į nesėkmės momentus, tai jūs pralaimėsite kovą. Pagalvokit, kaip viskas vyksta. Štai mes esam tikinti žmonės. Ir labai gerai, kad mes bendraujam, daliname žinią. Tai yra, mums patinka dalinti žinią. Mums patinka klausytis, mums patinka stebėti, girdėti kitų patirtis. Bet jeigu mes girdim, kad štai, žiūrėkit, tikinti žmonės, tvirtai tikinti žmonės, ir jų gyvenime pasižiūrėkit, kokios nelaimės, jiems ir nesiseka, ir finansiškai, jiems nesiseka ir su sveikata, jiems nesiseka ir su darbais, ir Dievas liktais jų neapsaugojo. Pasižiūrėkite į kitą tikinčiųjų šeimą. Irgi žmonės, atrodo, pasitiki Dievu, bet matai, kad jų gyvenime irgi nesiseka. Ir tada pradedi žiūrėti save. O kokia garantija, kad Dievas saugos tave? Jeigu Dievas neapsaugojo to tikinčio žmogaus, tos tikinčios šeimos, kokia yra garantija, kad Dievas apsaugos mane? Taigi, žinot, kas vyksta? Tai vyksta ta didžioji kova. Tai yra, kur jūs sutelksit dėmesį. Rabšakė buvo profesionalas. Jis žinojo, sutelkit dėmesį į tai, kas yra neišvengiama, ko jūs pakeisti negalite. Ir mąstykit apie tai. Tada jūs būsit lengvesnis grobis. Bet stebina tie žmonės, kurie susiduria su sunkumais, ir nežiūrint į tuos visus sunkumus, jie išlieka ištikimi Dievui. Tai yra, tu stebi juos ir galvoju, koks pagrindas jiems būti ištikimiems Dievui. Kodėl jie yra tokie ištikimi? Jiems ir tai nesiseka, ir jie vis tiek tiki Dievu. Taigi, atrandi dvi kategorijas tikinčiųjų. Vieni, kuriems viskas nesiseka ir jie nuleidžia rankas, kiti, kuriems viskas nesiseka ir jie tiki Dievu. Jie kalba apie jį užsidegę. Jie myli jį. Jie laikosi jo valios. Jie skelbia apie jį, jie liudija. Ir tu stebi ir galvoji, žmogau, tu ne iš šio pasaulio. Tu kažką tai praleidai. Koks pagrindas pasitikėti Dievu, jeigu tavo gyvenime štai yra nesėkmės. Ir štai tokie žmonės labiau patraukia dėmesį. Nes pradedi ieškoti, kas yra ne taip su tai žmonėmis. Jobas pasakė tokius žodžius. Jobo 13 skyrius, 15 eilutė. Jei jis, Dievas, mane ir nužudys, aš juo pasitikėsiu ir išlaikysiu savo kelius jo akivaizdoje. Labai stiprus žodžiai. Nors jis mane ir nužudys,
aš juo pasitikėsiu. Ir išlaikysiu savo kelius. Ir tada sustoja ir stebi Jobą. Jobai, kas su tavimi ne taip? Ir pažiūrėk, kokia realybė yra. Pažiūrėk, kas atsitiko tavo šeimai. Pasižiūrėk, kas atsitiko tavo gyvenimui. Kas atsitiko tavo sveikatai. O tu sakai, aš pasitikėsiu juo. Taip, iš tikrųjų liūdna yra, kai žmogus kažkada tai pasitikėjo Dievu, po kurio laiko jis pasitraukė nuo Dievo. Jis išėjo į pasaulį. Rašte yra duodami įspėjimai. Aš paskaitysiu vieną istoriją. Šventajame rašte aprašyta apie vieną karalių, kuris turėjo gauti žinią. Dievas pašaukė pranašą ir sako, eik ir skelbk jam. Pranašas nuėjo, paskelbė žinią ir dabar sugrįžta. Ir štai jį išėjo pasitikti melo pranašas. Taigi, du pranašai. Vienas pranašas Dievo, o kitas melo. Ir štai, koks pokalbis įvyksta tarp jų. Pirmoji karalių knygoje, 13 skyriui, nuo 14 iki 19 eilutės. Suradęs jį sėdinti po ąžuolu, paklausė, ar tu tas Dievo vyras, kuris atėjo iš Judo? Jis atsakė, taip, tai aš. Eikš su manimi, tarė jam pranašas, ir ko nors užvalgyk. Toliau skaitau nuo 16, jis atsakė, negaliu grįžti su tavimi, nei valgyti duonos, nei gerti vandens su tavimi šioje vietoje, nes man viešpatės pasakyta, tau nevalia nei duonos valgyti, nei vandens gerti, nei grįžti tuo keliu, kuriuo atėjai. Jis sakė jam, aš irgi esu pranašas, kaip ir tu. Esu pranašas, kaip ir tu. Angelas kalbėjo man viešpaties žodžius, sakydamas, parsivesk jį į savo namus, kad jis galėtų valgyti ir gerti. Taigi, Dievo pranašas, kuris gavo žinią iš Dievo, susitinka su melo pranašu. Ir melo pranašas labai gražiai meluoja, nes jis yra melo pranašas. Žinau, kiekvienas turi savo specialybę. Ir jeigu žmogus specializuojasi melo srityje, tai melas pasiekia aukštumas. Jis ją melavo. Ir 19 eilutėje parašyta, jie sugrįžo, valgė duonos ir gėrė vandens jo namuose. Neužilgo, dėl nepaklusnumo pranašas pražuvo. Dievo pranašas pražuvo. Taigi raštas įspėja, kad iš tikrųjų, jeigu sakot, kad nesvarbu, kuo pasitikėti, vis dėlto yra svarbu, kuo tu pasitikė. Svarbu, kas yra tavo tiesos šaltinis. Kartais žmonės užduoda tokius klausimus, jeigu tu kažkada tai tikėjai ir po to atpuoliai, ar įmanoma vėl ateiti į atgailą? Juk žinot, yra tokių rašto tekstų, kuriuose yra pasakyta, kad jeigu kažkada tai tikėjai, paragavai šventosios dvasios ir po to atpuoliai, neįmanoma tų atgaivinti atgailai. Jėzus pasakė vieną palyginimą. Štai koks yra palyginimas. Palyginimas apie du sūnus. Vienas jaunėlis, o kitas vyresnysis. Jaunėlis ateina pas savo tėvą ir sako, tėve, aš jau didelis, duok man savo palikimo dalį. Tėvas, kadangi mato jaunėliui labai reikia, davė jam šitą savo palikimo dalį. Jaunėlis labai apsidžiaugė ir ką jis padarė? Iš karto į užsienį. Kuo toliau? Nežinau, namai atsibosta. Ir štai užsienį jis gyvena taip, kaip nori. Tai yra laisvė. Tai yra dabar žmogus gali daryti, ką nori, turtų turi, pinigų turi, visko turi. Išvaistė visus turtus.
Šiaip, kai turtai yra švaistomi, jie nesikaupia. Čia dėsnis toks yra. Jeigu ką. Kas įvyko vėliau? Skaitom Luko Evangelijoje, 15 skyriui, 14 eilutėje. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas. Ir jis pradėjo stokoti. Pirmiausiai, atkreipkim dėmesį į aplinkybių momentus. Baisus badas krašte. Tai yra, kai jūs girdite žinias, kad štai ekonominė krizė, štai pinigai nuvertėja ir panašiai, jūs mąstot, kad galbūt čia dar toli. Štai išgirdai žinią, kad krašte badas, bet galvoju, galbūt tavęs tai nepalies. Nes kažkaip tai nesinori, kad tave tai paliestų. Įdomu, kol nėra bado, tavo mintis yra vienokios. Tu mąstai vienaip. Kai ateina badas, pradeda siautėti šalyje, tuomet tu labiau pradedi taip nerimauti. Ir labiau pradedi taip jaudintis ir galvoji, o ką jeigu mane palies? Kol kas dar neliečia, kol kas aš dar geroj padėty, bet ką jeigu palies? Taigi, badas turi savo paskirtį, nes pradeda sutelkti mintis tam tikrą kryptim, kad žmogus mąstytų tam tikrą kryptimi. Taigi, tos aplinkybės neramina. Antras momentas. Tai, ką padarė Jėzus, tai yra labai įdomus dalykas. Nes kreipkim dėmesį į momentus, kaip Jėzus papasakojo šitą palyginimą. Kaip reikėjo tikėtis, tu pradedi stokoti. Tai yra badas jau ne tik tais krašte, bet badas jau ir tavo kišeniai. Ir tu žinai, kad jau viskas. Tu negali pakeisti padėties, kažką reikia daryti, turtai išvaistyti, kišenės tuščios, kažkaip reikia verstis. Tai yra tavo dėmesys jau yra daug didesnis į tavo tą situaciją. Dabar tau nerūpi ten tie malonumai, nerūpi tenais, žodžiu, dabar tai jau žiūrit, kaip čia tau išgyvenas. Ir kai pradedi stokoti, ką darai? 15 eilutėje parašyta. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Ir trečias dalykas. Žinot, Judėjo pati didžiausia svajonė ganyti kiaules. Taigi, gavai darbą, tu turi atlikti šitą darbą. Nors tu prisimeni, žinai, tos Biblijos tekstus kažkaip tai kiaulė nešvarė. Ir galvoji, iš tikrųjų kiaulė nešvarė. Tai yra užrašyta šventajame rašte. Ir kažkaip ganyti nešvarės kiaulės, gal ne man, bet o kur dingsi? Badas. Paskui prisimeni dar tekstą. Pranašas Izaijas rašė, kad viešpats apsireikš savo šlovėje ir kad bus sunaikinti tie, kurie alkose, nišose valgo kiaulieną. Žodžiu, garbinas stabus. Ir vėl galvoju, kažkas ne taip. Vis dėlto su ta kiauliena, kad ir kaip tu verstumės, Biblija nepalankiai atsiliepia apie ją. Bet kur dingsi? Žinot, badas. Badas viską žmogų išmokina. Taigi, nelabai laimingas, bet, žodžiu, tu dirbi savo darbą. 4. Dabar pati esmė, pats didžiausias troškimas. 16 eilutė. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulis. Tačiau ne to jam neduodavo. Tai iš vis neįtikėtina. Tau neduoda maisto, kurį duoda kiauliams. Tai klausimas, kas yra vertesnis? Žmogus ar kiaulis? Kažkada tai Jėzus pasakė žmonėms dėl sabatos dienos. Sako, jeigu gyvulys įkliūtų į Kristų į duobę, argi jūs jo neištraptumėt?
Taigi, žmogus yra daug kartų vertesnis už gyvulį. Taigi, viena užuomina, antra užuomina, trečia užuomina, ketvirta užuomina. Kaip yra su užuominom mūsų gyvenimuose? Kai Dievas mato, žmogau, kažkas tai yra negerai. Tai yra, žmogau, tu nemastai apie svarbius dalykus, kurie reikalingi tau. Ir štai, Dievas pakeičia vieną aplinkybę, antrą aplinkybę. Tu liktais matai tas užuominas, kažkaip tai tavo mintis, o ką jeigu iš tikrųjų, o gal iš tikrųjų reikėtų pamastyti apie dvasinius dalykus, apie amžinus dalykus. Bet ne, čia darbas, čia malonumai, čia pramogos, čia užsidirbti reikia, čia. O Dievas duoda ketvirtą užuominą, penktą užuominą, ir žmogus taip kartais susimąsto, o gal iš tikrųjų pakeisti gyvenimą. O gal ir ne. Taigi, užuomenų svarba. Užuomenos yra svarbios. Reikėtų pasižiūrėti, kaip Dievas dirba mūsų gyvenimuose, kaip Dievas veikia mūsų gyvenimuose. Tai geroji naujiena, kad Dievas mus myli ir mūsų gyvenimuose veiks taip, kad nukreiptų mūsų žvilgsnį į esminius dalykus, kad mes nepražūtume. Tai gera naujiena. Klausimas, dėl ko atsiranda pasitikėjimas Dievu? Ką žinot atsakymą? Taip, iš palyginimo gali sakyti dėl bado. Kai patiri badą, stoką, atsiranda pasitikėjimas Dievu. Nes tu jau nebegali išspręsti problemos, bet žinai, kad yra tas, kuris šitą problemą gali išspręsti. Ateistas pasakytų, dėl klaidingų įsitikinimų. Taip, ateistai net nesistengia spręsti šito klausimo. Kas turi įvykti žmogaus gyvenime, kad jis pradėtų pasitikėti Dievu? Perversmas širdį. Kol to nebus, žmogus, neturės reikmės ieškoti Dievo. Laiške Hebrajams 11 skyriui 6 eilutėje apaštalas Paulius parašė, juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atlygina. Taigi tai yra didelis iššūkis. Patikėti, kad Dievas yra ir kad tiems, kurie artinasi prie jo, atlygina. Žinot, be perversmo širdį tuo nepatikėsi. Tai, ką apaštalas Paulius rašo, jis kalba apie perversmą. Antra, gyvenime patirim momentus, kai atrodo, kad Dievas yra toli, kad jis yra pasitraukęs ir sunkiose situacijose jo nėra su tavimi. Tačiau, pagal šventojo rašto mokymą, tu turi tikėti, kad Dievas myli tave ir jo meilė tau nesikeičia. Kas turi įvykti tavo gyvenime, kad tu galėtumai tuo patikėti? Perversmas širdį. Nes tuo neįmanoma patikėti, kol nėra perversmo širdyje. Kai Dievas tyli. Ar jūs jautriai reaguojate į tai, kai Dievas tyli? Kai jūs kreipiatės į Dievą, prašot Dievo kažko tai ir tyla. Kaip jūs reaguojate? Nelabai gerai, ne? Bet tokiuose momentuose šventasis raštas mokina, kad turite laimėti pergalę. O kad laimėtumėt pergalę, turi įvykti perversmas širdyje. Nes tai, ką mes kalbam apie tikėjimą, tai nėra natūralus kelias. Kaip Asafas meldėsi 83 psalme, 2 eilutė.
Dieve, netylėk, nebūk man kurčias ar nebylys. Taigi tai tikėjimo malda. Kokie yra pasitikėjimo šaltiniai? Žmogus užduoda klausimą, kas gali sustiprinti mane pasitikėti Dievu? Kas jūs sustiprina pasitikėti Dievu? Sunkumai? Dievo žodis? Dievo vedimo istorija užrašyta Biblijoje. Aš manau, visą laiką, kai jūs sugrįžtate prie šventojo rašto, kai jūs žiūrite, kaip Dievas vedė savo tautą, pas jumis atsiranda toks pasitikėjimas Dievu, kad Dievas veikia istorijoje. Kitas šaltinis – daugybė liudytojų. Laiške Hebrajams 12 skyriui, nuo 1 eilutės. Todėl ir mes šitokią debesies liudytojų apsupti nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse. 3 tai asmeniniai santykiai su Dievu. 4 šventosios dvasios paliudijimas širdžiai. 5 kūryba. Tai reikia užduoti klausimą žmogau, o kaip tu mąstai? Kaip mąstė tas sūnus jaunėlis, kuris pasitraukė nuo savo tėvo, nuo tėviškės, išėjo į svetimą kraštą ir kaip pasikeitė jo mąstymas? Ką jis pradėjo pastebėti, ką jis pradėjo atrasti? Taigi, žmogau, tu gali mąstyti vienaip ir savo gyvenime nematyti daugelio dalykų, bet tu gali pakeisti savo požiūrį ir pamatyti tai, ko anksčiau nematėjai. Na ir paskutinis klausimas. O kas tavęs laukia, jeigu pasitikėsi Dievu, nežiūrint į visas tas aplinkybės? Na, aš galiu pateikti keletą Biblijos atsakymų. Samarietė prie šulinio. Evangelija pagal Joną, 4 skyrius nuo 13 eilutės. Jėzus atsakė, kiekvienas, kuris geria šitą vandenį ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme trykštančio į amžiną gyvenimą. Tai ką gauna žmogus pasitikintis Dievu? Teisingai. Nežinom, bet suprantam, kad tai yra labai geras dalykas. Pranašas Izaijas 26 skyriuje 3 eilutėje parašė, nesvyruojantiems duodi ramybę ir teiki gerovę, nes jie tavimi pasitikė. Tu ne tik tais gauni amžino vandens tą šaltinį, kur nežinai, kas tai yra, bet tai labai geras tas šaltinis. Bet tu gauni ramybę. Jeigu tu nesvyruoji, tu gauni ramybę. Muitininkas Zachėjus, kai pas jį atsirado tas didelis pasitikėjimas Dievu, jis pasakė, Luko 19 skyrius 8 eilutė, štai viešpatie, pusę savo turto atiduosiu vargšams ir jei kas nors nuskriaudžia, grąžinsiu keturgubai. Jūs matot, pasitikėjimas gali būti toks pavojingas dalykas. Bet kai žmogus pasitikė Dievu, tai jo gyvenime vyksta didelė kaita. Žmogus žino, ką jis daro ir kodėl jis daro. Taigi Zachėjus žinojo, kodėl jis tai gali padaryti. Ir šventajame rašte jūs pabandykit patys surasti tuos tekstus, kurie parodo, ką gauna žmogus, kuris pasitikė Dievu. Taigi, pasitikėjimas Dievu turi turėti nuolatinę vietą širdyje. O tai yra labai svarbu. Mes turim daugybę norų, siekių. Norai atsiranda, išnyksta. Tikslai pasiekiami, nustatom naujus tikslus. Tačiau pasitikėjimas Dievu turėtų vyrauti nepriklausomai nuo rezultatų ir niekuomet neturi užgesti. Taigi, kaip patarlių knygoje parašyta,
Trečiam skyriui 5 eilutėje: pasitikėk viešpačiu visa širdimi ir nesirenk savo supratimu. Amen. Kągi, padėkoti mūsų viešpačiui už jo žinią, už tai, kad jis yra nuostabus. Atsistokime maldai. Mūsų Tėve, mes atkreipiam dėmesį į tavo žodį, atkreipiam dėmesį į pasitikėjimą tavimi. Tu vienintelis žinai tas aplinkybės, kuriuose mes gyvename, tu žinai, kokias dvasinės kovas patiriam ir kaip reikalingas tavo vedimas. Todėl prašau, kad tu išgydytumė į mūsų širdis, kad atsilieptumė į mūsų širdžių troškimus, tai, kas yra pagal tavo valią, kad tu būtume išaukštintas ir mes patirtumėm tavo artybę ir mūsų pasitikėjimas tavimi augtų. Mes to prašome Jėzaus vardu. Amen.